Girdisi? Taip. Gerbimieji. Jo, girdžiu, kas vyksta, reaguoju, kariuomenė buvo kelis kartus paminėta ir suprantu, kad dėl informacijos gal stokos, dėl kitų galbūt reikalų šiek tiek trūksta žinojimo, kas vyksta aplinkui. Turbūt būtų buvę negerai, būčiau prasidėjęs ir praklausęs to komentarų dėl nieko nedaroma su rezervu arba pilnai nevyksta niekas. Deja, galiu nuliūdinti. Vyksta labai daug, tai gal nebūtinai mes viešinam. Gerų darbų, suprantu, kad kartais noras yra viską matyti, kas vyksta aplinkui, atiduoti kai kurios dalykus, gal priešui netgi į rankas. Mes pirmiau padarom, o paskui giriamės. Gal net viršiai, kad darysim kažką, o paskui tik tai darysim. Bandau pakeisti tą supratimą. Bet ką aš norėjau pasakyti, rezervas. Labai svarbus dalykas. Šiai dienai taip daugelį metų nevyko arba tai buvo tik tai ant popieriaus. Bet jeigu pamatytumėt, kiek dabar įvairių iniciatyvų, yra gal keliais skaičiais. Taip, su šauktiniais yra šiek tiek iššūkis, turim tiek, kiek turim galimybės priimti, 4000 plus per metus, plus yra JKVM dar šiek tiek ir per visas kitas institucijas beveik apie 5000 šiai dienai. Bet iki 30 metų yra planas iki 6000 padidinti, kad galima būtų užsukti tą procesą. Ir tai, jeigu pagal jaunuolių sveikatos būklę ir kiek šiai dienai atrenkama, realiai yra apie 8-9 tūkstančiai iš tų 30 ar 35 tūkstančių. Tai reikia irgi įsivertinti. Tai mes skaitykim pusę paėmėm. Šie metai ypatingi tuo, kad beveik visi tie 4000 karių yra savanoriai, tiesiog žodžio prasme, nes jie pasirinko, čia turbūt gali būti, kad šiek tiek baimės yra dėl to, kad nuo metų pradžios reiškia naujas pakeitimas, kad visi jaunuoliai nuo 18 metų bus pirmiausia kviečiami į būtinę tarnybą, dėl to pasiskaičiavo greičiausiai ir mato, kad geriau ateiti savanorių, gauti bonusus ir vėliau studijuoti arba kažko kitų užsiimti. Tai šitoje vietoje vyksta ypatingi darbai. Dabar dėl aktyvaus rezervo. Visi išėję jaunuoliai į atsargą 5 metus yra aktyviam rezerve. Pirmus metus labai aktyviam, kaip sakant, kad juos galima būtų užpildyti karo metų struktūrą. Ir per tą laiką minimum 1 arba 2 kartus jie bus pakviesti kartotiniams rengimų. Nes išėjus po būtinosios tarnybos, tarnyba nesibaigia. Arba Lietuvos kariuomenė, arba šitas pareiga. Tai yra 15 metų. Tai va, kaip sakau, 5 metai yra aktyviam rezerve ir dar 10 metų parengtam rezerve. Iki 20 metų planuoja, bet viskas remiasi į pinigus. Iki 10 000 karių per metus prasukti per kartotinį rengimą, užpildant karo metų struktūrą. Praeitais metais 3500 buvo, šiais metais yra suskaičiuota 3500. Karo metų struktūra nėra slapti duomenys, jau buvau rodęs, yra apie 60 000. Pirma kariuomenė, kuri šoka iš karto per 2-3 dienas į apkasus ir priima pirmą smūgį. Iš jų 54% yra rezervistai. Dėl to mes į rezervą investuojam daug, suskaičiavom, sudėjom į dėžutes dabar, beveik kiekvienas turi ir žino savo vietą rikiuoti, ypatingai tie, kurie 5 metus bus aktyviam rezerve, kurie bus pirmieji, kurie išpildys karą. Problemų yra su visuomenė. Dar pirmus metus gali karį rasti, arba pilietį, kas jau ten yra po 5 arba po 10 metų, tai dažniausiai iš 3, iš 4, iš 5 vieną greitai pasišaukti. Nenori. Kažkur seniuose, kas gal šeima sukūrė, gal nemato prasmės, nežinau kokie yra dalykai. Tai vėl čia yra švietimo dalykas, tai yra bendros valstybės. Per vieną dieną tas nepasidaro, nes aš sutinku ir jūsų, ir mano lygiai tokia pati yra kartais frustracija, kad kažkurio tai etapu mes užmigom, įsikovojom nepriklausomybę, užmigom, įstojom į NATO ir taip ta visuomenė, taip, patriotai toliau darėm, kariuomenė toliau darėm, kas privaloma daryti, tačiau ar visi padarė savo darbą tam pačiam švietime arba kitose institucijose. Tai va dabar vėl grįžtama prie to, tie 4-5 metai karo Ukrainoje parodė, kad visa tauta, visa visuomenė, kariuomenė yra tai maža dalis, kuri priims pirmą smūgį. Visi kiti yra remiantieji ir visi žinom tą formulę, kad 5% esančių apkasuose
aktyviai besiginančius remia likę 95% visuomenės. Tai va, jūsų, ypatingai tie, kurie į misiją pasiekia amžių, esat labai svarbi grandis, toliau tęsiant tas pačių paprasčiausių paslaugų užtikrinimą. Reikia virti maistą, reikia gaminti šaudmenis, reikia elektrą statinėti, reikia vandentiekį remontuoti, reikia gaisrininkams gesinti gaisrus ir daug įvairių kitų labai svarbių dalykų. Ir su karinė patirtimi žmonės ir Ukrainoje imasi vadovauti ten tuose centriukuose, mažuose kaimeliuose, miesteliuose, kas būrė, kas imasi iniciatyvos, kas imasi lyderystę. Tai čia vėl gal toks labai greitas pasakymas, kad vyksta procesai, galbūt jie galėtų būti greitesni, tačiau viskas remiasi į resursus. Resursai patys žinot, reiškia. 5,38 visi giriasi, kokie yra istoriški pinigai, bet jeigu pažiūrėti, 0,38 jau iš karto nupjauti VRM stiprinimui, keliukų remontui, medijų rėmimo fondas, 500 000, va čia neseniai, va taip, lengva ranka, nors anksčiau tai buvo kultūros ministerijos reikalas. Viskas yra, nes visos ministerijos mato, kad krašto apsaugos ministerija turi pinigų ir ten potrūkį. Taip, tai gale dienos sueina į bendrą. Į bendrą turbūt, nes reikia kovos su dezinformacija, reikia populiarinti arba šiek tiek galbūt regioninėse ypatingai spaudą paremti, kad jie gerus darbus nušviestų. Nebūtinai gal valstybės, galbūt tam tikros partijos, bet aš čia ne tam, kad politikuočiau, reiškia. Aš tam, kad jums pasakyčiau, kaip aš kaip kariuomenės vadas jaučiuosi kitą kartą spaudime, kaip tarp girnų mane mala, reiškia, ir patys girdėjot, ypatingai praeitais metais, netgi ministrė buvusi Dovilė susidegino dėl tų 5%, kai reikėjo kovoti, kad jie būtų. Ir žinokit, kai viską suskaičiuoji, kiek yra pinigėlių į naujų pajėgumų kūrimą, į naujų infrastruktūros statybas, nes jie niekur neišeina iš kitur. Viskas iš tos pačios krašto apsaugos. Mes ir perkam ginklus ir į betoną suvarom, reiškia. Bet betonas irgi svarbu. Mūsų, jūsų vaikai ir anūkai tarnaus Lietuvos kariuomenė. Turbūt, aišku, galima ten palapinėje, galima konteineriuose, bet turbūt turi būti irgi tam tikros orios sąlygos. Jeigu mes jau vokiečius ar amerikiečius apgyvendinime, tai saviškiam irgi turim duoti. Tai vat, Vokietijos brigada yra numeris 1, priimti juos, kad jie čia turėtų geras treniravimo sąlygas ir vykti kaip atgrasymas. Amerikiečių išlaikymas yra numeris 2. Virš 1000 amerikiečių turime čia pabradę grinai dedikuotą. Bet tam, kad jie galėtų treniruotis, reikia investuoti. Reikia, kad atitiktų šaudyklos ir visai treniravimosi vietos tam, kad jie čia būtų patrauklu, kad mes kaip geri šeimininkai turėtume sudaryti sąlygas. Labai daug dalykų vyksta vienu metu, todėl aš nenoriu plėstis, nenoriu deginti visų mūsų brangaus laiko, gal palikčiau vieną kitą klausimą, naudojantis progą, kad esu tarp jūsų šiandien čia ir labai atvirai galim pašnekėti, nors pati aplinka aišku neleidžia apie slaptus dalykus daug kalbėti. Ir dėl rezervo valdomai įvairių organizacijų apsijungimo po skėtinę kažkokią organizaciją ar po vieną iš. Aš pasakysiu tik tai savo asmeninę nuomonę. Aš šitoje vietoje esu šiek tiek nuotolį, viceministras Galiauskas labai daug deda pastangų, kad apjungti visas organizacijas, kurios remia kariuomenę ir kurios turi dar parako, kad neiktų po vieną. Aš labai pritariu tam analogijai dėl tų, reiškia, šluotražių. Ir man kaip vadui turbūt paprasčiau būtų kalbėti su viena kažkokia, ginkluotų pajėgų vadu, beje, reiškia, ginkluotų pajėgų vadu, būtų lengviau kalbėti su kažkokia viena organizacija, gal 2, bet ne su visais atskirai ir taip toliau. Taip, komendantūros, yra komendantūros, dabar labai naujas darinys, metai laiko dar tik tai praėjo. Iš tikrųjų, jie labai daug jungs regionuose, kaip ir šaulių, ir komendantiniai šauliai, ir pagalba savivaldybėms. Jų ir pagrindinė funkcija suklijuoti visus, kas yra vietoje. Tačiau per centrinę kažkokią, vadinkim taip, vadovavimo valdymo grandinę, be abejo, man lengviau yra su kažkuo vienu šnekėti, negu su 10 ar 20. Tai čia tik tai logika labai prasta. Kaip ten išvirs, esam visi laisvos šalies, visi žmonės savo turimo organizaciją, kur nusprendžia, kaip geriau elgtis, ir tai palieka žmonėms, bet manau tokia pozicija. Ir naudodamas progą, turbūt jau gal girdėjot, gegužės 17 dieną, sekmadienį Kėdainiuose bus visuomenės kariuomenės ir partizanų pagerbimo diena, kur daug dievė bus geresnis oras negu šiandien. Todėl kviečiu visus
Kėdainiai centras, galima sakyti, Lietuvos, iš tiesų galima važiuoti 10 val. Mišios, vėliau rikiuoti, žygiavimas per miestą iki renginio vietos, 12 val. Himnas, prezidentas dalyvaus, sveikinimo kalbos ir parodos tiek šaulių, tiek Lietuvos kariuomenės, tiek sąjungininkų, bus paviljonai, kur galima bus susipažinti su tuo, kas ką veikia, visos organizacijos kviečiamas jungtis, bet kartu ir jūs imkite šeimų narius, imkite artimuosius, anūkus, gera pilietiškumo mokykla. Tai ačiū uždėmesį. Tai jeigu dar vienas kitas klausimas. Pavyzdžiui, kaip bebūtų taip Ukrainos karo rezultate, puikiai matom, kad keičiasi visa karyba. Tai, pavyzdžiui, dėl šauktinių, tai jeigu ir silpnesnis sveikatos, tai jis gali sėdėti prie drono, gal su šiuolaikiniam technologijom tarnauti. Ar yra tas požiūris keičiamas? Ir iš kitos pusės, ir mums patiems būtų labai gerai, kad esam ar pensininkas ar ne, bet tikrai norėtume priešą pasitikti atitinkamai. Tai ir gal ir mes galėtumėm tam tikrus kursus praeiti, ar kažką, gal būtų galima šiek tiek suteikti mums galimybę. Na, dėl antros dalies, gerbiamas Gasparai, galbūt mažiau galėčiau čia komentuoti, sudėtingai, nes, kaip aš minėjau, prieš tai visų norinčių ir galinčių, kurie neturi jokio parengtumo, kurie neturi jokio bazinio parengimo, įtraukti, dar turim šiek tiek to buksavimo. Tačiau dėl jaunuolių jau nuo šių metų pradžios yra įstatymo pakeitimai, kai galima kviesti 3, 6 ir 9 mėnesiam, 3 mėnesiai grynai specialistai, kurie tik praeina bazinį, iš karto integruoja, pasirašo sutartį kaip ryšininkai, kaip saiberistai, tie patys drono operatoriai, elektronikos specialistai ir taip toliau. 6 mėnesiai tokia logistiniuose padaliniuose, kur galbūt nereikia ten 9 mėnesių sėdėti, trinti tą, taburetę kažkur tai ir taip toliau. Ir tokiu būdu mes suteikiam galimybę, kaip galima didesniam kiekiui jaunuolių praeiti tą bazinį rengimą ir įsilieti į Lietuvos rezervo gretas. Tačiau yra dar viena dalis, ką jūs paminėjote, sumažinom sveikatos grupę. Sumažinom sveikatos grupę, kad galima būtų plačiau, netgi plokščiapadžiai, aišku, išskyrus epileptikus, suprantama reiškia, kad niekas nenori turėti problemų, bet yra atskiros sveikatos grupės ir profesionalams beje, nes profesionalai irgi sulaukia 50 metų, nes turbūt girdėjote, tai reiškia, nuo praeitų metų Liepos 1 yra pratęsta tarnyba, prailgintas išėjimo į atsargą laikas iki 60 metų, o generolam iki 62. Aš manau, labai teisingai buvo padaryta, nes didžioji kompetencija, daug ekspertizės sukaupta, bet mes, kaip niekur neišėjom, į rezervą išeidavo, bet kad išliktų ir perduotų tą patirtį kitom kartom, tai tas irgi labai mes pamatėm, kad 50-mečiams kartais jau sudėtinga pasiekti tam tikras sveikatos grupės, todėl yra sumažinimai, tokiu būdu noras išlaikyti ir kuo didesnį spektrą reiškia tų pačių karių arba specialybių, kurias reikia užpildyti labai svarbių Lietuvos kariuomeniai. Kiekvienas dalinys teikia pareigybų sąrašus, kokių reikia specialybių, kad būtų užpildoma ir tokiu būdu mūsų karo prievolės komplektavimo tarnyba, žiūrėdami pagal jaunuolio kompetencijas, kokias jų galbūt turi, kviečia primerdami akį į vieną arba kitą. Aš dabar detaliai nepasakysiu. Šaulių integravimas, labai svarbi dalis, šaulių integravimas. Jeigu girdit kartais viešoj spaudoj, kad ten kažkas trūks, stringa, tai čia tik tai priešas nori, kaip galima mus visus supriešinti. Iš tikrųjų yra labai neblogi santykiai tiek su Linu Idzeliu, tiek su rinktinių vadais. Jie dabar, ačiū Seimui, praeitais metais priėmė pataisymus įstatymo dėl 2 kategorijų papildomų įvedimo, tai yra specializuoti šauliai ir komendantiniai. Pulkininkas Mockūnas, komendantūrų vadas, juos griebia, deda į rikiuotę, dalyvauja pratybose, vieni kitus papildo, ypatingai specializuoti šauliai, kas yra gerai, užpildo trūkstamas specialybės Lietuvos kariuomenėje. Mes kartais, aš pripažįstu, mes esame inertiški. Mums truputį, kol persiorientuojam, nors karas Ukrainoje jau 5 metai, bet... Ne 5 metai. Žinom, nuo 14 metų, taip, bet apie plataus masto reiškia. Bet kai kur mes su procesais, procedūrom dar busuojam, ypatingai įsigymų, pirkimų, yra ką dar
yra kur įstatymus pakeisti. Tai gal tiek, trumpai. Dar to pačiu. Dėl sveikatos ir noriu paklausyti, ir komendantūra tas pats yra sumažintas. Nes dabar komendantūra nueini, gauni, turi sveikatos lygis profesionalų. Nėra tokio, kad ten kažkokio profesionalo lygių netitikai, viskas laukia, daug komendantūrų žmonių net. Aš pats buvau, man taip pat padarė. Bet pernai metais, čia ne vienas žmogus. Suprantate, jeigu 70-mečiai praėjo tą bazinį, tą 2 savaičių kursą, tai nežinau, gal tai milžinė sveikata, gal toliau ne. Ne, bet pačiam tai... Gerai, aš pasidomėsiu. Pirmą kartą girdžiu, kad tokia problema. Čia ne vienas. Taip, prašau. Informaciją turiu tiesiogiai nuo 14 metų iš Ukrainos aukščiausios rados kiekvieną dieną. Taip, kad ne informacija, nei žiniasklaidos. 14 metai. Ukraina nuginkluota, Ukrainoje kariuomenės nėra, Ukraina paruošta ir likučiam kariuomenės vadovauja FSB agentai. Ukraina paruošta Putino atėjimui. Lietuva 14 metais BVP 0,7, šauktiniai panaikinti. Todėl galbūt ir pasakė 23 metais Putinas, padariau klaidą, kad 14 metais nuėjau į Ukrainą, nenuėjau į Lietuvą. Citata Putino. 14-19 metai. Tiesiai iš Maidano, karas prasidėjo būtent tada, kai Ukraina buvo paruošta Putino atėjimui. 14 metai. Tiesiai iš Maidano, beginkliai ėjo. 14-19 metai. Ukraina kariaudama tikrą karą, atkovodama Luganską, atkovodama dalį užimto Donbaso, atkūrė kariuomenę, darė nesvietiškas reformas, už tai buvo asociacija pasirašyta ir taip toliau, čia nesigilinsim, ir sukūrė didžiulę gynybos gamybą iki 19 metų. Tolimojo nuotolio raketos, serijiniu būdu, dronai, tolimojo skridimo, artileriniai šaudmenys. Aleksandr Turčinov, pirmasis 14 metais, kada nebuvo nei vyriausybės, nei prezidento, jisai buvo aukščiausios rados pirmininkas, tikrasis vadovas. Atsiprašau, kas atsitiko 20 metais? 19 tikriau sakant. Gynyba visa sunaikinta, kariuomenė sumažinta, finansavimas kariuomeniai mažinamas ir toliau aš nebekalbėsiu. Aš noriu, kad mes matytume sinchronus ne iš savo, kaip sako, kiemo, o iš Kremliaus. Ir matytume išminuotą Čingarą. 19 metais Jermakas ir vicepremjerė Veriščiuk viešai skelbė, kas nepasirašys įstatymo dėl išminavimo Čingaro. Išminuotas Čingaras atvėrė Putinui tiesiai. Į Chersoną atėjo kada? 24 dieną vasario 9:40 minučių. Šiandien aš matau sinchroną prie Suvalko koridoriaus, tai yra Čingaro išminavimo repeticija. Matykim sinchronus kremlinius. Labai atsiprašau, gal mes dabar visi savo yra tam reikalui ir mūsų tinklalapiai, reiškia tokie ir išaušinos dėliojama ir visą kitą, labai galima tą, reiškia, išmonį nuomonę dėliotis. Prašom. Bičiuliai, aš turiu vieną klausimą susijusiu su mano patirtim tiek Izraelyje, tiek Lietuvoje. Mano vienas klausimas, gerbiamas Raimondai, bičiuliai. Jūs esate senas mūsų bendražygis ir čia dar sėdi tie, kurie Lietuvos kariuomenę, didžiausia pagarba jums visiems. Ir žinoma, tie, su kuriais aš pastoviai kalbuosi, su mano kaimynu Arvydu Seime, su Arūnu Degučiu. Ir šiaip apvažiuoju kartais kariuomenės būrius, jie užduoda vieną klausimą, kurį aš nekaip negaliu psichologiškai įveikti. Dėl ginklų uždavimo tiems, kurie praėjo apmokymus. Manęs kiekviename dalinį karininkai klausia, tai jūs mumis nepasitikit ir mūsų, kad mes išėję į atsargą vėliau, o Lietuvoje tai yra virš 100 000.
Gal galėtume kokiam tai seife laikyti ginklus? Kas vyksta su to ginklų išdavimu ir ginklų laikymu, kad žmonės prasidėjus tai dieną, apie kurią jūs kalbat, nedaug dievę, reiškia, prasidėjus tikram karui, turėtų po ranka ginklus, kada Izraelį per 3 dienas pusę milijono su savo ginklais išeina, o turėtume seifus namuose. Ir ko mes čia nepasitikim, kad lietuviai vienas kitai šaudės, aš negaliu suprasti tą kolūkinę aplinką. Tai todėl aš norėčiau jūsų paklausti. Aš užregistravau įstatymą, kuris pradeda 15 dieną dėl ginklų uždavimo Seime. Įstatymas užregistruotas. Pirmas pasirašęs yra Arvydas, kitas Laurynas. Reiškia, įstatymą dėl ginklų uždavimo. Aš prašau jūsų dalyvauti tuose debatuose per 1, 2, 3 skaitimą. Bet gerbiamas kariuomenės vadė, gerbiamas Raimundai, pasakykit savo tikrą nuostatą, jeigu galima. Ačiū. Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, aš esu už, prieš gerus metus laiko buvau pasakęs savo nuomonę, kad aš nebijau savo tautos, ir turbūt turėjimas šalia ir ištiestą ranką ginklą, tai tokioje situacijoje, kurioje mes esame šiandien, taip, kurioje esame šiandien, kokioje geopolitinėje situacijoje ir geografiškai, kur mes esame, tai be abejo, kad tai būtų turbūt pliusas. Turbūt yra tam tikri niuansai. Vienas dalykas, ką aš kaip kariuomenės vadas galiu pasakyti taip, nes mano kariuomenė visa turi ginklus ir turi per ištiestą, galima sakyti, ranką, negi kariai savanoriai, kurie galbūt nutolusios kopavietės, tačiau yra gelžbetoniniai bunkeriai, perdislokuojami, kur galima suveikus indikatoriam ir įspėjimam labai greitai būti numesti į atsarginių susitrikimo rajonus ir kariai per tam tikrą greitą laiką pasiimti tos ginklus, kurie yra sukaupti. Tai čia šitoje vietoje nėra problema. Aš už tos 20 000 kariuomenės nėra net dėl ko net ir pergyventi. Yra turbūt kažkoks klausimas visiems kitiems, kurie yra aktyviam rezervui arba parengtas rezervas arba aplamai, kurie turi bazinį karinį rengimą. Čia jau įstatyminė bazė. Aš žinau, nenoriu akmenukų mėtyti į mūsų ginklų brolius VRM, policijos licenzijavimo skyrius, kurie vieni iš labiausiai priešinasi dėl to, kad turės kažkas tai kontroliuoti. Turės eiti, žiūrėti, kaip ir tikrinti, kaip ir bet kurio kitą, ar medžiotojai, ar kurie turi asmeninius ginklus susipirkę, reiškia. Šaulių sąjungos, aišku, arba stoti reikia į Šaulių sąjungą, reiškia. Šaulių sąjungos nariams yra leidžiama įsigyti ginklus, tai aš tai gal tokia šiai dienai rekomendacija visiems duočiau ir kad galima būtų plėsti, visi Šaulių sąjungos nariai turi galimybę įsigyti ginklus. Komendantūros nesu tikras, bet ginklas jiem yra priskirti. Kiekvienam komendantūros kariui yra, taip, jie nėra namuose laikomi ir aš šiai dienai turbūt pagrindinė diskusija turbūt, ar aš turėčiau iš sandėlių, iš arsenalų išduoti ginklus, kad jie laikytų namuose ar ne. Tai turbūt va, čia reikia rasti tą sprendimą, apie ką eina kalba. Bet kai keliami budrumo lygiai, suprantat, apie ką aš kalbu, kai yra indikatoriai, kai yra tie ginklai yra arba privežami, arba išduodami ir kariai sumobilizuojami. Tai va tokia galbūt šiai dienai atsakymas, o turbūt yra tam tikrų baimių, diskusijos, reiškia, įstatymas galima ir tokį padaryti. Klausimas, kaip yra užtikrinama kontrolė, visi kontrolė turės būti kažkiek tai užtikrinama ir kas tai darys. Čia buvo vienu pasiūlymu, kad gal mūsų karo policija galėtų tą daryti, 200 000, tada jie nedarys kitų dalykų, arba tada reikia plėsti struktūras. Bet manau, kad viskas yra sprendžiama ir debatuose pilnai galiu dalyvauti su savo nuomonė.